normaliai. Inga labai gera, moteriška, tikrai labai gražiai, labai tvarkinga ir labai gražiai dainuoja, man patinka. Su šypsena viską. Blogai. Kodėl? Jinai neįvykdo savo reikalavimų, kokių yra. Aš per televizorių matau, neįvykdo. Jin tik pažadų šnek, o neįvykdo. O tik tiek galiu pasakyti. Nu, jeigu skaniai gamina, tai aš niekada nesuvokiu. Gera dainininkė baigė, aktorių kasetės jau susirašė. Jo, aš gerbu ją. Gražiai dainuoja, balsas spalvos, man patinka. Ai, žinau šitą jo. Man nepatiko. O dėl ko patinka? Todėl, kad konkrečiai yra, viską daro konkrečiai. Ne taip, kaip galvoja. O kaip, ne? Prezidentė tai prezidentė. Nu, man jinai buvo anksčiau patikdavo, dabar nepatikdavo. Na, girdėti, kad yra ta konslaužą sudeginti. Nu, tai ta revoliucionierė buvusi. Energinga. Kažkara žinai, kad estrados dainininkės visos tokios trendselis. Ta biskį nuvažiavo, paskui atsivažiavo, paskui vėl ir kažkiek tie žinai. Šiandien tavo gimtadienis, šiandien... Miela Agnė, sveikinu tave su 9. Agnė, sveikinu tave su 17 gimtadieniu, vardan senų gerų vaikų, linkiu daug visko. Labai sveikinu, žodžiu labai. Ir linkiu, kad niekada gyvenime nevadintum šių žodžių, kalba aš nevairavimą. Jeigu kada nevykia tau nebūtų nuotaikos, įeik į Facebooką ir įeik į mūsų grupę Kapinių gražuolės. Su gimtadieniu, Agne. Mano mieloji šaunioji Agne, labai džiaugiuosi turėdama tokią auklėtinę. Esi žmogus, kurio galiu visada pasikliauti. Sveikinu labai nuoširdžiai tave. Mes norim tave pasveikinti su gimtadieniu. Ką tik grįžom iš varžybų, iš Tauragės. Pralošėm, bet nuotaika mūsų gera. Tai va, labai tave sveikinam su gražiu 17 metų gimtadieniu. Norim tau palinkėti sveikatos dėl tavo kojų, kad nebeskaudėtų tiek. Norim palinkėti gerų mokslų, meilės, budėjimo ir visko ko geriausio. Tai Agne, mes už tave sveikinam. Mes už